Niuka, vasarėlė, pagaliau prasidėjo didžiosios atostogos. Mes turime dabar 3 mėnesius, iki kol mes vėl grįšime į nelaisvę ir kančią. Mes vėl dirbsime, iki kol mūsų smegenys perkais. Ir mes nieko negalėsime padaryti, kad mūsų pyks tėvai už visus dvejetus. Mums tiesiog teks kęsti tą pragarą. Bet gana apie mokyklą, juk atėjo didžiosios atostogos. Ai. Aš tai jau sakiau. Dabar mes galime atsipūsti, poilsiauti ir išsilakstyti po svetimas šalis. Bet dėja, aš negaliu. Ne, man viskas gerai, aš tiesiog negaliu išvykti. Ir man nerūpi, kur jūs buvote. Ar tai buvo Palanga, Disneylandas, ar kažkas kito. Aš nekenčiu Facebooko! Be visų išsilaksimų mes galime ir likti savoje šalyje ir poilsiauti čia. Tiesiog pasiimkite patogiausią fotelį, užsikelkite jį ant savo stogo, pasiimkite šaltų gėrimų ir BOOM! Jūsų puikios atostogos. Ir kiek tai kainavo? 0. 0 eurų. 0 centų. 0 problemų, dėl kurių jūs turite sugrįžti ir išjungti dujinę, nes ji buvo palikta įjungta. Bet be viso to, viskas čiki-briki. Išskyrus... O ne. Jie atkeliauja. Uodai! Bėkit, kas galit! Aš spėsiu pabėgti. Spėsiu. Tėtuk, kada bus saugu išeiti į lauką? Niekada, sūnau. Niekada. Ir po visos šitos katastrofos, nuėjus į mokyklą, a.k.a. į pragaro namus, atsiranda bent vienas klasiokas arba draugas, kuris paklausė. Vau, kas ten tavo kaklo? Ar tau įkando gyvatė? Geras, iš kur tu radai gyvatę? Ai, ne, palauk, čia tik uodai gėlimas. Lol. Ir tai labai užknisa. Liktais tu pats neturėtum uodų įgėlimų. Bet šis video ne vien tik apie uodus, bet apie visą vasarą, kuri, remintis mokslininku, bus ypač karšta. Jūs pažiūrėkite į temperatūrą dabar. Ir plus tie vėjai. Tai galima sakyti ne koks nors pasaulinis atšilimas, o pasaulinis sušalimas. Man reikia išeiti į lauką su maike, kelnėm, megztiniu, kojinėm, batais, striukė ir dar kepurė. Žinai, kad smegenis nesušaltų. Pala, kažką užmiršau. Jo, triusikus. Žinai, kad nesušaltų. Jo, taigi čia family friendly kanalas. Soriukas. Manau, užteks tiek, pažiūrėsim, kaip pasikeis orai ir ar pradings uodai. Wow, susirimavo. Geras. Norėčiau padėkoti Kastetui, kad padėjo įgarsinti. Užsukite į jo kanalą, jis naujas animation youtuberis, jis kelia įdomius video ir istorijas apie savo gyvenimą. Kol kas turi tik 20 keli sub, bet linkiu jam daug daugiau.